Labas, Jūrate. Sveika, Danute, ir sveiki visi. Sveiki visi klausytojai, sveiki. Kažkodėl garsas eina, tuoj minutę. O kaip dabar? Aš tai tave girdžiu, Danute. Tik tai Facebook'e dar nematau. Nematau Facebook'e, iš tiesų, minutėlę. Ir kasgi čia dabar? Taip, įrašas pasileido, matau. Tuoj padarau viešą. Na, kaip ir viskas, matomės, Jūrate. Na, tai smagu, kad matomės, svarbu ir matomės, ir girdimės. Jo, puiku. Taigi, kągi, Jūrate, pakviečiau tave šiandien į tokį įdomų pokalbį, kuri pati padiktavai į temą, tokia tikrai neeilinė tema, nors labai ir girdėta. Tai vidinė parama 21 amžiaus vertingiausias įgūdis. Ir tikiu, kad šita tema tikrai palies ne vieno žmogaus, ne tik protą, bet ir širdį. Ir prieš pradedant su tavim pokalbį, užduodant tau klausimus, tai padarysiu tokią trumpą įžangą, kad iš tiesų mes gyvename labai tokiais ypatingais laikais, kai viskas labai greitai keičiasi, juda ir reikia mums visiems prisitaikyti, suspėti ir natūraliai mes tada pradedame ieškoti tos atramos savo santykiuose, karjeroje, šeimoje, bendruomenėje. Ir dažnai atsitinka mums taip, kad ta išorinė atrama jau nebetenkina mūsų poreikių ir tada mes liekame vieni su savo jausmais, abejonėmis, su savo sprendimais. Ir tada tikriausiai iškyla klausimas, ar aš galiu būti savo atrama, ar aš esu savo atrama, ar aš moku būti su savimi, ar aš gebu palaikyti save tokiu neramiu pasaulyje laiku. Ir iš tiesų ši tema tikrai yra labai plati, įdomi, apie ją kalba ne tik psichologai, alternatyviosios medicinos atstovai, kaučeriai, mentoriai, dvasiniai mokytojai. Ir mes norime į šią temą šiandien pasižiūrėti per moters širdies patirties prizmę. Ir prieš pradedant dar tavęs klausinėti, tai noriu pristatyti klausytojams tave, Jūratę. Jūratė Latakienė, kuri ne kartą buvo mano pašnekovė, kuri yra intuityvioji mentorė, genų raktų praktikė ir iš tiesų man patinka tavo jautrumas, tas tikrumas ir kaip tu gebi atverti erdvę, saugią erdvę moterims, kurios gali tikrai atsiverti, jeigu tik tai nori. Ir dar noriu pasakyti, kad tu padedi moterims, kurios jaučiasi pavargusios, išsekusios, pasimetusios, moterims, kurios nori būti išgirstos, suprastos, vėl pasijusti laisvos, drąsios, pasitikinčios savimi, kūrybingos, mylinčios.
Ir tiek savo darbe, tiek savo asmeniniuose santykiuose, bendruomenėje, tiesiog savo gyvenime. Ir taigi, Jūratė, tikrai labai džiaugiuosi, kad tu pakvietei į šį pokalbį ir atsinešdama tokią temą. Taigi, kodėl būtent pasirinkai kalbėti apie vidinę paramą? Juk tai iš tiesų tokia tema, apie kurią daug kas kalba, bet galbūt, aš tik taip galvoju, kad galbūt tu turi savo asmeninę patirtį ir per tai ir galbūt išneši žinutę savo klausytojams šio susitikimo metu. Taigi, žodis tau, Jūratė, ir jeigu kažko dar nepasakiau apie tave, tai prašau, gali dar kažką tai pridurti. Ačiū labai, Danute, labai dėkoju už tokį išsamų pristatymą nuoširdų. Ačiū ir tau už tą jautrumą. Ir mes visos moterys esam jautrios, mes esam tų emocijų kūrėjos. Ir tik tai mes, aišku, ir pasirenkam, kokias tas emocijas kurti. Ir nuo ko aš noriu pradėti, todėl kad pasirinkau šią temą ir ją gvildenau ir jinai man buvo aktuali pačiai, todėl kad prieš gal 12-14 iš tikrųjų metų visa ta tokia mano kelionė su dvasinėm praktikom, su reiki, visokiom iniciacijom, su energijom prasidėjo pažintis. Ir aišku, tai buvo gyvenimiškas iššūkis, gyvenimiška situacija, kur tiesiog privertė atsigręžti save. Po to aš pradėjau keisti gyvenimo būdą, tiesiog pradėjau mokintis, rūpintis savo fiziniu kūnu per subalansuotą mitybą. Ir žinai, pakeitus tą mitybą, tai aiškus atsakymas, kad aš negebu valdyti savo emocijų. O mintis tai ir tik tai proto kalba, emocijos ir kūno kalba. Ir kai tu negebi išgirsti savęs, esi ten tiesiog užblokavusi, arba labai aktyvus protas, arba labai aktyvios emocijos, arba abudu kartu. Ir man iš tikrųjų tuo metu buvo tiek protas aktyvus, tiek emocijos. Ir ta moteris kūrėja gyveno, emocijų kūrėja ir kūrė chaosą savo viduje. Ir man pradėjo labai nebepatikti. Ir kai aš tuo metu dirbau ir mitybos tiesiog sferoj, kai padėjau sau pakeisti mitybą ir padėjau ir moterims, ir vis kartodavosi tos pačios situacijos. Moteris pakeičia mitybą, emocijų negeba valdyti ir vėl grįžta prie to pačių įpročių, prie tų pačių destruktyvių būsenų, prie emocinio apsivalgymų ir dar ten kitų priklausomybių. Ir iš tikrųjų tas aiškumas, kad vien tik tai išorinius tos įpročius, tą mitybą pakeitus ar neįsivedus tiesiog teisingą, kultūringą mitybą, viduj lieka tas pats. Ten neišjausta, užslopinta ir labai daug dalykų iš vaikystės užslopinta, ar ne, kai mes tiesiog įsileidom galbūt močiučių, mamyčių, ar ne, visas tas programas, negebėjau aš nei suvirškinti jų ekologiškai tų emocijų, nes iš tikrųjų mes nesam tai, ką valgom, mes esam tai, ką suvirškinam, o mes virškinam viską, ir maistą, ir gėrimus, ir savo emocijas, ir kitų, netgi kai mes esam tokios jautrios ir empatiškos. Mes tampam tarsi kitų minčių ir emocijų aukos. Ir ta būsena mane tiesiog žudė iš vidaus. Mane slopino. Ir aš tiesiog pradėjau jausti, kad kažkas vis tiek, ne taip te turi būti. Ne taip te turi būti, nes ta psichinė sveikata mūsų reikalauja iš tikrųjų vidinės darnos. Fizinė sveikata reikalauja, aišku, jau peržiūrėti ir savo gyvenseną, savo mitybą,
susižiūrėti ir visus tuos ir produktus, ką aš valgau, kaip valgau, kokioj būsenoj valgau ir kaip jie pasisavinamas tas maistas, tas įklausimas į savo tiesiog tuos poreikius. Jeigu viduje ir chaosas, tada ir išorėje ir chaosas. Kad aš ir vyščiau veiklą, bet tiesiog jinai buvo tokia neharmoninga, chaotiška. Tai ir santykiai chaotiški. Ir iš tikrųjų viskas tarsi darai, bet tada reikia labai daug pastangų įdėti. Ir nebuvo to vidinio lengvumo, o iš tikrųjų aš pati labai norėjau, kad tiesiog tą lengvumą, be jokios kontrolės turėti, gyventi tame priėmime, vidiniai ramybei ir toj tokioj moteriškoj galioj. O ne su vyriška tokia jėga žingsniuoti, viską kontroliuoti ir, žinai, netgi būti ne tik tai, kad kontrolierė, ir teisėja, ir advokatė, ir, žodžiu, ko tik tai protas ten neprikurdavo. Nes aš buvau tokioj sąmonės būsenoj, iki kurios man reikėjo paaugti, kad galėčiau jau ir kitoms moterims padėti, kad tikrai yra lengvesnis būdas, kad tikrai ir tas vidinis mūsų, vidinė parama pati didžiausia ir mūsų intuityvumas, tas, kuris ir užslopintas, užmigdytas ir pamirštas. Ir visa ta tokia vidinė moteriška galia ir pati didžiausia parama ir intuicija. O sakyk, Jūrate, tai koks tavo tas pirmasis žingsnis buvo, kaip tu atradai tą vidinę atramą? Nes vis tiek nuo kažko pradėjai, kai supratai, kad kažkas tai ne taip, tai ką reikia padaryti, kad atrastum tą vidinę atramą? Nes šit turbūt dažniausiai yra užduodamas klausimas moterų. Taip, žinai, kai tau pradėt griūti gyvenimas, santykiai, tau pradėt griūti tiesiog, jau nebežinai, ką daryti. Tu esi tokiam tiek psichiniam, tiek fiziniam išsekime, nors ir tu maitiniesi kokybiškai, tu rūpiniesi savimi, bet siela iš tikrųjų, ta mano dvasia, tas vidus, jisai verkia, šaukėsi to lengvumo. Ir žinai, kai tu ieškai tų atsakymų išorėje, aišku, ir aš ieškoju atsakymų išorėje, ieškojau išorėje pagalbos, bet jinai ir vertinga išorinė parama ir tų mūsų artimųjų ir kažkokių tėvų, gal sesių, brolių ir palaikymas, bet ne patarimų žmogui reikia, ne patarimų, o iš tikrųjų išklausimo, meilės ir to tokio atjautos, nevertinti, nekritikuoti. Ir aš pati to norėjau ir aš pati tiesiog priėmiau sprendimą to mokintis. Ir aš ėjau iš tikrųjų intuityvę mentorystę, pirmiausiai iš baimės, kad aš nebežinau, kaip reikia gyventi, kaip nereikia tas emocijas valdyti, tas energijas valdyti. Ir aišku, man pasitarnavo mentorė, tai mūsų abiejų, Žaneta Jūra. Ir tiesiog jinai tą intuiciją, kuri buvo užmigdyta, užslopinta, gebėjo švelniai, paprastai žodžiais paaiškinti, kaip su ja tiesiog švelniai elgtis, išsiklausyti, pasitikėti. Ir kur tas vidinė ta parama, visi atsakymai ateina iš to vidaus, o ne iš to proto. Nes protas mums iš tikrųjų labai siunčia įvairiausias pasiūlas, gąsdinimus. O iš vidaus ta vidinė tiesa ir ta tikroji tiesa man, ir jinai gali netikti tau, Danute, ar kitai kažkokiai moteriai, bet mano kūnas tiesiog pradėjo siūsti tokius signalus, kad taip, čia yra mano. Ir žinai, kai viduje ir tuščia, ta tokia išorinė parama, kažkoks patarimas nesugrąžina to tikrojo balanso. Nes tikrai mes moteris labai dažnai ir dabar, kai ateina klientės, netgi nėra leidimo skirti laiko savo ir rūpinti savimi.
Mes dažniausiai rūpinamės visais aplinkui, pamiršdamos save, bet vidinė parama ir tiesiog kelias atgal, atsigręžimas į save, laiko skirimas. Ir kai aš pradėjau iš tikrųjų praktikuoti tą tylą su savo tokiu nerimastingu, aktyviu protu, man buvo labai nepatogu. Nes tikrai aš negebėdavau išbūti netgi minutę tyloje pačioj pradžioj. Ten ir kritikas pasipildavo, ko tu čia sėdi be reikalo, ko tu čia tuščiai laiką leidi, tu nieko neveiki, tokia saviplaka, gėda. Ir po to aš pradėjau tiesiog praktikuoti ilgesnį laiką. Aišku, buvo labai daug praktikų, mokymų ir tada pradedi tiesiog jaukiai jaustis toj savoj tyloj ir tada tu girdi visus atsakymus, ko tau reikia. Bet kokioj situacijoj, bet kokioj malonioj, nemalonioj ir iššūkiuose, krizėse, tiesiog aš elgdavausi toj stresiniai situacijoj, tiesiog labai spontaniškai, tokios, žinai, emocijos išplieksdavau ir garsiai, ir tyliai, kitą kartą į vidų, ar ne, susitraukti, susigūžti, tas pyktis, susierzinimas. Tokie, galiu pavadinti, kad tai būdavo kaip panikos atakos, bet ne panikos, bet toks tiesiog spontaniškas elgesys. Bet dabar, kai tu tiesiog leidi išmoksti savo leisti jausti visus jausmus, tu tiesiog atsigręži į save, tu girdi ir tada pradeda viskas rimti, nes tam yra vietos manyje. Ir pas kiekvieną moterį ir žmogų, vyrą, vaiką yra vietos visiems jausmam. Ir kuo labiausiai mes norim atsikratyti, kuo greičiau ten pakeisti, mes tada naudojam pastangą. O lengvumas, tas toks ir ateina, kad aš leidžiu viskam vykti. Aš duodu tam vietos, aš duodu tam laiko, aš tiesiog pakvėpuoju. Ir gali užduoti savo klausimą, o iš tikrųjų kaip aš noriu jaustis. Ir po to kasdien, kas rytą tiesiog užduodu savo klausimą, kaip aš galiu būti geriausia drauge savo. Žinai, buvo toks momentas, kad aš dėl visų to savo jautrumo, emocionalumo kaltinau mamą, ten prigimti, žinai, giminę, visas jautrios moterys. Ir tada ateina suvokimas, okei, tai tu gali būti pati geriausia ir mama savo. Nes viduje mūsų ir viskas. Nėra jokios atskirties. Ir ta vidinė mama, ir tas vidinis tėtis, ir tas vidinis vaikas, maža mergaitė, ir pas mus viskas viduje telpa. Taip kaip ir visata, jinai nėra išorė, jinai yra visa mūsų viduje. Ir ta vidinė atrama, tai ir ta vidinė tokia šeima, ir tiesiog tokia atvira širdis ir skaidrus protas. Ir labiausiai tai, kai aš pradėjau jausti, nes man reikėjo iš tikrųjų net leisti savo jausti dėkingumą už viską. Nes aš mokėjau tik tai dėkoti ir jausti dėkingumą, žinai, už gerus dalykus, už ten kažkokius džiaugsmingus, tokius, žinai, nutikimus ar ten stebuklus gyvenime. Ir tu tada, kai jau prasiplečia ta tavo sąmonė, jau visai kitaip suvoki viską, kad viskas, kas tavo gyvenime vyksta, ir tik tai patirtis. Ir aš išmokau už tai dėkoti, už visas patirtis, nesvarbu, kokios jos ten buvo. Jos mane augino, būdavo ir skaudžiai, ir visai kaip būdavo. Bet tiesiog leidi savo jausti visus jausmus ir dėkoti už tai. Okei, vadinasi, man kažkas ir paruošta daugiau. Ir tada ir taip ramu, ir tada nebereikia jokios pastangos kažką ten labai daryti, arba ten eiti per tą sunkumą, kaip anksčiau, ir dabar dar ateina moteris, kai sako, oi, aš ten tiek ir tiek dienų tą ir tą dariau, man nieks nepavyko. Žinai, pirmiausia, ir atgaivinti tuos pojūčius, visus pojūčius, kuriuos iš tikrųjų užspausti, užslopinti, netgi paslėpti ir neleidžia savo jausti. Nes tas emocijų atpažinimas leidžia suvokti, kas yra mano, o kas ir, pavyzdžiui, ne mano.
galbūt tai ir išvis įsileista ten vat iš mamos, o gal net kaip aš esu tokia, buvau, ane, auka tų kitų žmonių emocijų, minčių ir jausmų auka. Ir aš atpažįstu, ar tikrai tai ir mano. Ir tada tu sakai, ne, čia ne mano. Tu jau gebi atpažinti ir iš meilės sau tiesiog renkiesi būti laiminga, o ne ten liūdna, destruktyvi. Ir aišku, čia ir tokia kelionė, įpročių ugdymasis per kūno priežiūrą, per tą tokį švelnumą, tau tą tokį sulėtėjimą tiek vidumi, tiek išorė. Ir tikrai, kai aš pradėjau leisti savo skirti laiko va tokiem tyloj pabuvimuose, pasivaikščiojimuose gamtoj, nes aš visada būdavau labai likime, skubėjime, jeigu ne išoriniam, tai vidiniam visada, viskas ten vyko labai, man ten dėliojosi stalčiukuose, žinai, ir netgi naktį neleisdavo užmigti. Ir kai tu tiesiog priimi sprendimą elgtis kitaip, ir leidi savo elgtis kitaip, ir renkiesi. Ir čia vėl visada tiesiog aš turėjau šalia mentorę Vedlę, kuri man padėjo, turėjau tokią struktūrą, ar ne, kaip reikia nuo ko pradėti ir tokį nuoseklumą. Grįžimas į save, įsiklausimas ir tada vyksta gyjimas, išsiplėtimas. Ir tada tu esi toj savo vidiniai paramoj, kai tu bet kokioj situacijoje tiesiog turi resursų viską išgyventi, viską suvirškinti ir nieko nekaltinti, o tik tai jausti dėkingumą už tai, kas vyksta, va, tas priėmimas visko kaip yra dabar ir nebenorėti nieko pakeisti. Nes pasipriešinimas, nors 1% pasipriešinimas, nesutikimas su gyvenimu, jau ir kova. Taip, Jūrate, man dažnai tenka sutikti irgi klientės tokias, kurios nori kažką savyje pakeisti, bet tik tai susiduria su tais vidiniais pojūčiais ir iš karto atsiranda baimė, nes kažkas tai vyksta kūne, nes visos tos emocijos be abejo jos pasireiškia ir mūsų kūne. Ir jeigu baimė, tai pradeda ir širdis smarkiau plakti, ir kažkur gerklę spaudžia, gal kažkur ranka kokia tirpsta ir jos įsigąsta. Ką tu tokiu atveju patartum toms moterims, kurios nuo pradžios, jau kai mes jau turime tą, kaip tu sakai, kelionį, kai jau mes esam nemažą kelią nukeliavę, jau mes suprantame, kas su mumis vyksta, mes turime savo jau vidinę tą patirtį ir jeigu dar mentorius yra šalia, tai yra dar lengviau, bet ką va tą nuo tų pradžios, ką galima būtų, kaip tą moterį padrąsinti, kaip tu, koks tavo va tas padrąsinimas yra, pasidalink patirtimi. Gal kitas moteris įkvėps, kad nebijoti atrasti savo tą vidinę atramą, kad pasirinktų save, ką tu ir kalbi apie tai. Žinai, bet kokie pokyčiai reikalauja drąsos. Taip. Bet kokie pokyčiai reikalauja drąsos. Ir o drąsa ateina kartu su meile sau. Tai aš nebenoriu taip kaip anksčiau, bet dar pakol kas nežinau kaip. Ir aš einu drąsiai tiesiog pažvelgti, žinai, va tą tokią nežinomybę. Mes nieks nežinom, kas bus rytoj. Taip kaip ir dabar mano ir pagrindinė tema santykiai, ar ne, ir mano projektas ir pabusk santykiuose. Tai ir tikrai bet kokie santykiai prasideda nuo santykio su savim. Ir jeigu aš negebu kurti to santykio su savim, aš negebu girdėti save, savo kūno,
negebu atpažinti visų tų jausmų, emocijų, pojūčių, nebūtinai juos ten gebėti įžodinti, bet ir malonus ir nemalonus jausmas užtenka ir tiek. Ir tik tai drąsos, nes baimė ir ego jie eina kartu. Ir baimė arba ego. Arba abu drauge ateina. Ir jie ir tokie, eina tiesiog koja kojom. Nes dažnai mes esam, dažnai ir moteris, ir aš kažkada, ir vakar dar netgi per mūsų pirmąjį Pabusk santykiuose jau tos giluminės transformacijos projektą, moteris uždavė klausimą, nes aš dažnai tokį vartoju išsireiškimą ego karūna. Teks pasidėti ego karūną į dėžutę, kažkur supakuoti, jeigu pati nesupakuosi, jinai kris ne kartą. Ir geriau iš tikrųjų netgi pripažinti, kad taip, aš ta, kur norėjau visada vaidinti stipri, kad aš viską pati galiu ir gebu, aš pati susitvarkysiu. Tai ir yra ta ego. O baimė, kad gali man nepavykti, gali, žinai, mane, pavyzdžiui, iš manęs pasijuokti. O jeigu aš dar kažkokiem artimiesiems pasisakau, kad aš einu kažkokias pokyčius, dar einu į mentorystę, tai, žinai, gali netgi kaip ir kontroliuoti ir sekti, parodyk, kaip tu jau čia pasikeitė ir kas čia vyksta. Ir, žinai, jeigu tu investuoji ir pokyčio savyje nedarai, tie pokyčiai vyksta iš tikrųjų mikroskopinių, alcheminių, mažais tokiais žingsneliais viduje ir po to tik tai išorėje. Ir todėl be jokios skubos duoti savo laiko. Ir kaip tik mes su Danute dar ir kalbėjom, kad aš, pavyzdžiui, mentorystėje esu 7 metus, su tokiais protarpiais, ar ne, ten daugiau mažiau. Ir ta tokia investicija į save, kuri mane atvedė prieš tuos 7 metus, į pažintį su Žaneta, aš asmeniškai buvau kažkur tai pas kažkokį kitą tą coachą ir mentorių, bet tokioj kaip vienoj konsultacijoje, bet aš neradau tokios, kur tiesiog man viskas viename. Viskas viename. Neskraidimas, nesėdėjimas ant debesėlio ir galvojimas, kad, žinai, tas vidinė parama gali, tu ten medituosi ir ten gausi visą tą paramą, žinai, ir tu būsi laiminga, bet realiai žemėje gyventi ir tą įgyvendinti, įkūnyti save tą tikrąją, mums visiems reikia išmokti gyventi. O dabar tokioje evoliucijoje, tokiam tam virsme iš tikrųjų labai daug ir gijimo, iškėlimo, ir tie santykiai griūva, ir daug skyrybų, ir daug neaiškumo, daug pasimetimo, kuriuose aš buvau gal prieš kokius 5 metus atgal, tokioj būsenoje ir situacijoje. Tai man ir buvo patirti, man pačiai praeiti tą visą patirtį, kad aš galėčiau dabar pasitarnauti moterims, kad tikrai galima išeiti nesugriuvus, nesusigadinus fizinę, psichinę sveikatą, nepraradus iš tikrųjų to gyvenimo džiaugsmo ir skonio. Galima. Tik tai reikia noro, drąsos ir nebijoti būti savimi. Nes tikrai pas mus grupėse ir pažeidžiamos moteris ateina tokios, jautrios ar ne. Aš taip pat tokia buvau. Bet, žinai, kai tu priimi sprendimą būti visokia, leisti savo būti visokia. Ir liūdna, ir pikta, ir griežta, ir tiesiog valiūkiška, ir tokia vaikiška, ir kažko nesuprasti, ir nusikalbėti. Ir ten, žinai, kai tu nebeturi tikslo kažkam patikti, tiesiog, esi patinki savo tokia, kokia esi, ir tu nebebijai nieko, kad ten kažkas tau kažką pasakys ar parašys, tai tu čia galbūt ne taip atrodai, čia ne taip apsirengiai, ne tokia šukuosena, ar ne taip kalbi, gal tavo čia, žinai, žodžiai kažkokie neaiškus, ar iš vis
kokią tu tą žinutę išneši. Man dabar iš tikrųjų labai svarbu ir kalbėti ir leisti patirti. Ir vat, kai žiūrit įrašą, nežinau, ar matosi tas laivas pas mane kažkaip per telefoną nesimato, ar mes matomės, Danute, ar ir gal kažkokių komentarų, klausimų. Tuoj minutėlę pažiūrau. Aha. Man taip įdomiai atrodo, kad mes taip tarsi kaip vienos, žinai, toks jausmas, kad vienos kalbėtumės. Žiūrinčių yra, tačiau klausimų nėra. Na ir gerai. Gal Vat, po įrašo kažkas tai parašys nes vat klausimą ir ir mes pas, atsakysim vėliau. aha, ir va tas toks tikslas, ne kad žmogui duoti patarimą, bet kad jis eitų patirti per savo kūną, per savo visą esybę, ar tikrai vat man ta tema aktuali, ar čia mano, pavyzdžiui, vat visa ta išnešta žinutė ir kažkam paliečianti, kad ta vidinė parama yra labai svarbi. Ir tai nėra kažkokia prabanga, tai ir 21 amžiaus, ir dar toliau netgi jinai bus tiesiog būtinybė. Nes tikrai vien mitybos pakeisti neužtenka. Reikia ir psichinę sveikatą, kad nekurti dramų kažkokiu ar netų gyvenimo, nepūsti burbulų ir gyventi ne kontroliai, o gebėjime va tam tiesiog išbūti su viskuo, kas iškyla ir neprarasti savęs, nesigėdinti. O santykiai iš tikrųjų taigi reikalauja tokio skaidrumo, atvirumo ir va ta drąsa tau prieš partnerį ar tiesiog prieš kitą kažkokį žmogų parodyti, kad nu tiesiog aš esu visokia, aš esu laisva ir aš nebijau būti atvira ir aš nebijau būti savimi, nes mano Pabusk santykiuose tam projekte netgi tokių atsiliepimų moteris prirašė, aš tikrai labai atvirai dalinausi, kur galbūt prieš kiek tai laiko dar būčiau nedrįsusi apie savo patirtis, apie savo gyvenimą, apie savo santykius su mama, su vyru, su vaikais. Nes aš noriu kurti va tą tokį gyvą ryšį, kas jau buvo, tai ir praeitis. Bet va iš šio momento aš jau noriu kurti naują tą gyvenimą. Ir va čia vėl tas intuityvumas ir kūrybiškumas, jisai neateina per prievartą, per kažkokį planavimą, kad aš čia suplanuosiu, kad mano santykiai bus tokie ir tokie. Jie iš tikrųjų ir per tokį vidinį leidimą savo būti, pasitikėti. Ir va tas toks nieko nebekontroliuoti ir jausti, kad tikrai, va tikrai, man ir kažkas suplanuota labai gražaus ir aš pasitikiu, nes aš matau ir žinau. Ir tas pasitikėjimas ateina, ta vidinė parama ateina, todėl kad tu pradedi tikėti netgi aukščiausią jėgą. Tu tiesiog kuri ryšį, ne tik tai su savimi, bet vat ir su tiesiog ar ne neregimuoju pasauliu. Ir bet kokiu atveju tai ir labai didelė parama. Ir va čia visko visuma, išorinė, nežemiškų žmonių, kaip ir mūsų tarpusavį, ar ne viens kitos palaikymo mentorės, ir viens kito kaip moters tarpusavį, ir nėra jokios atskirties. Ir va tas, fantastinis jausmas ir kad tu tiki. Tau nebereik niekokių įrodymų, jokių faktų nebereik, nes kai tu tiki, tai viskas įvyksta tarsi spontaniškai. Anksčiau tai man buvo kaip nuostaba, žinai, kažkoks toks, geras įvyks, tai žinai, ar čia man, ar čia su manim. Kažkaip, nes, visada tu būdavai tokioj, aš būdavau tokioj kaip gynybiniai pozicijoje, nes, kažkas turi įvykti negero. Žinai, va ta tokia aukos tas mąstymas. Pasiruošus visiems tokiem negeriem dalykam. O dabar tu esi jau persinstaliavęs ir tavo mąstymas ir būsena visai, ir tu jauti, kad, bus tikrai gerai ir man, ir mano artimiesiems. O jeigu kas ir nutiks, vadinasi, taip turi būti. Ir aš nieko negaliu pakeisti. Labai gražiai daliniesi, Jūrate. Iš tiesų, kur tave galima būtų surasti, jeigu
norėtų sužinoti daugiau, kaip čia pasirinkti save, kaip čia tą pradėti savo kelionę į save, tai kur gali rasti tave moterys? Aš gal pasidalinsiu nuorodą po tavo šito Ai, live, tiesa. įrašu, kvietimą į grupę. Iš tikrųjų, turiu grupę Renkuosi save su Jūrate, kuri ir buvo pačioj pradžioj prieš gal 3 metus. Jinai netgi visai kitokiu pavadinimu buvo. Kelias į vidinę ramybę, nes aš tada norėjau vidinės ramybės. Va, ir aš tikrai net nesvajojau ir net neturėjau tokių minčių, kad aš kažkada, ta prasme, eisiu vat, į pagalbą moterims, bet ir vėl čia vat, ir genoraktai pasitarnavo, kad tiesiog kur slypi mano gyvenimo prasmė ir gyvenimo tikslas ir viskas viename ten ir tiesiog juodam balto parašyta ir ką tu nori ir kokias dovanas turi, tai va tom dovanom iš tikrųjų dalinuosi ir tą išmintim toj grupiai. Ir aišku, dar ir galimybė prisijungti, bet po to, po pirminio pokalbio į vat, projektą, tą giluminės transformacijos Pabusk santykiuose. Ir susisiekus asmeniškai, aišku, ir pirmas pokalbis 30 minučių nemokamas ir mes išsiaiškinam, ar mums pakeliui, ar aš galiu padėti, nes tikrai aš ne visoms galiu padėti. Ir tiesiog kviečiu ateiti drąsiai, be jokios baimės, be jokios gėdos, nes ir aš pati kažkada tokia buvau ir aš labai gerai žinau ir kaip jaučiasi ta moteris, kur, nebežino, žinai, neranda durų, kur išeiti, kur tas išėjimas ir į tą tokią šviesą. Mes visos turim savyje tiek to gerumo, švelnumo ir visokiausių gražiausių savybių, tik tai mes pamiršom. Tai ačiū Jūrate, iš tiesų buvo labai gera tavęs klausyti ir tikiuosi ir klausytojams taip pat patiko ir galbūt kiekvienas prisitaikys kažką tai savo, nes tikrai labai daug papasakojai. Ir pabaigai norėčiau palinkėti visiems tiems, kurie renkasi save, drąsos. Ir drąsa, aišku, irgi myli tylą, kartais mes stebim tyliai. Ir galbūt šiandien aš neišdrįsiu, bet galbūt ryt, poryt. Ir atsiras man ta drąsa rengti save ir kažką tai, kažkokius žingsnius realius daryti. Tai tikrai labai dėkinga, Jūrate, kad pasirinkai tokią įdomią, tokią vertingą tikrai temą. Ačiū tau už tą gylį, už jautrumą. Ir ačiū visiems, kurie klausėt ir klausysite. Ir tikrai apibendrinant noriu pasakyti, kad tikrai ta vidinė atrama tai ne teorija, tai tikrai tas realus buvimas savimi, kai tu tikrai pasirenki save, kai tu verki, kai tu džiaugiesi, kai tu pyksti, kai tu krenti ir vėl keliesi ir visą tai žinai, kad tai yra, esi tu ir gyveni šitoje žemėje nuostabų gyvenimą su įvairiausiais patyrimais. Žinai, kai tu tai pradėjai kalbėti, nes tikrai gyva tu esi, nes tu jauti ir keliesi, kaip sakai, ir verki, ir tokia jautri ir gyva. Ir nepamirštam pakviesti, taigi į sekantį mūsų pokalbį, Danute. Taip, sekantis mūsų susitikimas bus ketvirtadienį pas Jūratę. Labai faina, ar ne, vaikščioti Facebook'e į svečius. Viena kitai. Jeigu būtų kas nors prieš keletą metų pasakę, kad tu čia eisi pas kažką į svečius į Facebook'ą, tai kažkas nesuprantamo, sakyčiau. Va, kaip fainai. Tai va, kaip tas pasaulis kinta iš tiesų. Ir ketvirtadienį mes turėsime tarsi šitos temos tokį pratesimą ir tema bus, kaip gyventi save autentiškai. Tai kviečiame irgi tuo pačiu laiku, 5:30 ir dalinsiu aš savo patirtimi. Aš įkelsiu nuorodą, esu sukūrus renginį irgi po šito laivo.
ar tu tiesiog ar ne pasidalinsi ant savo sienos to renginio. Ir ačiū tau, buvo labai gera vėl pasimatyti. Taip, iš tiesų. Ir kągi, gražaus vakaro, Jūratė, ir gražaus vakaro visiems, kurie šiuo metu mus stebėjo. Iki sekančių susitikimų. Iki.